Labas rytas visiems. Šiandien yra 4. mano svorio metimo diena. Tai dar kelios dienelės ir užbaigsiu jau 1 savaitę. Tai aš kas savaitę matuojuosi, sveriuosi. Tai ir su jumis pasidalinsiu, kaip man sekėsi tą savaitę, ar nukrito svoris, ar nenukrito svoris, ar sumažėjo apimtis. Vienu žodžiu, viskuo su jumis pasidalinsiu. Taip pat ar keisiu kažką tai, ar nekeisiu kažko tai, vienu žodžiu, viskuo su jumis pasidalinsiu. Tai šiandien yra pas mus šeštadienis, aš jau papusryčiavau, nusimaudžiau ir dabar eisiu ruoštis, nes važiuosime su vyresnėliu į kiną. Mažylį paliksiu su tėčiu, nes mažylis dar per mažas važiuoti į kiną. Tai einu ruoštis ir susimatysime vėliau. Tai pietum šiandien kepsiu šią lazaniją, kurią vakar pirkau Lidle, nes reikia greitai dar papietauti, kol važiuosime į kiną. Tai bus labai gerai, nieko nereikės gaminti, o vėliau vakare kažką reikės pasigaminti vakarieniai. Tai mes jau atvarėm į kiną, einam dabar ieškoti savo salės ir eisim žiūrėti filmą. Mes jau po filmo, žiauriai geras filmas buvo, iš tikrųjų patiko. Eli, tau patiko filmas? Toksai linksmas, juokingas, tikrai geras, rekomenduojam nueiti. Tai dabar nežinau, kur mes eisime, ką mes veiksime, nuspręsime. Einam dabar, pasivaikščiosim po miestą, pažiūrėsim, kaip tamsoje atrodo mūsų pasipuošęs miestas. Ta eglutė papuošta, labai faina, gražiai atrodo. Labas rytas visiems, tai šiandien yra 5. mano svorio metimo diena. Vakar neužbaigiau savo video 4 dienos, tai šiandien sujungsiu kartu 4 ir 5 dieną. Tai bus toks ilgesnis video. Tai šiandien yra sekmadienis pas mus, tai nežinau, ką mes čia veiksime.
Lauke iš tikrųjų tai nekoks oras, vakar pasnigo naktį, dar šiandien ryte atsikėlus buvo sniego ant mašinų, bet tirpsta, nes nėra minuso. Tai šiandien manau, kad būsime namuose, tvarkysiuosi namus, nupuošiu eglutę, nes dar nenupuošėme. Tai vienu žodžiu bus veiklos, dar reikės valgyti pasigaminti. Ir dar planuoju pasportuoti, tikiuosi, kad pavyks, nes vakar planavau pasportuoti, bet neišėjo, nes vakar kaip išvažiavom į kiną, jau vėlokai grįžom, tai nebesportavau. Tai šiandien tikiuosi pavyks. Tai va tokie šiandienos planai.